Laba diena visiems, kurie sėdi prieš mus ir visiems tiems, kurie švenčia šią nuostabią dieną. Ir taip jau gražiai atsitiko, kad tokios gražios dienos proga mes su Tadu Karosu šiandien kalbėsim apie jo knygą, kurios pavadinimas yra Kaip yra. Aha. Ir žinai, kas man įdomiausia, Tadai, kad iki tol, kol aš nesusidūriau su tavim ir iki tol, kol aš neperskaičiau šitos knygos, aš kažkaip nekreipdavau dėmesio į tai, kaip dažnai žmonės gyvenime vis dėlto sako tą posakį. Yra kaip yra. Ir turbūt visi sutiksite, kad tai yra labai dažnas net dalykas, į kurį mes net nesureaguojam. Tiesiog, kai jau matom, kad nėra išeities, tai pasakome, kad, yra kaip yra, arba kai norim atsiprašyti, ar kai norim kažką tai netaip padarę, išsisukti galbūt, tada sakome, yra kaip yra. Bet aš manau, kad tu, ieškodamas šitai knygai pavadinimo, turėjai gal kokių nors kitų intencijų. Tai vat apie tai ir pakalbėkim šiandien. Kodėl yra kaip yra? Labai įdomu, nes tas yra kaip yra, turi iš tiesų gilią prasme, o tuo pačiu turi taip pat ir labai daug užslėptų prasmių. Tai faktiškai lygiai taip pat kaip ir tu, kol aš neatkreipiau dėmesio į tuos žodžius arba nepradėjau kreipti giliau. Tai tai jie taip ir skambėjo, tiesiog yra kaip yra. O tada, kai jau pradedi gilintis daugiau į juos, tai iš principo gali suprasti, kad jos gali panaudoti kiekvienam atveju. Ir man, pavyzdžiui, visų pirma, asmeniškai buvo svarbu, kad jie yra kaip tinkantis tokiam susitaikymui. Nes dažnai būna, bent jau mano gyvenime, tai gaunasi, kad būna tokių sunkių, nemalonių gyvenimo momentų, kur pikta, apmaudu, skaudu ir tikrai veikia tada tas gerai kaip trauklapis, vadinkim, tas yra kaip yra, nes panaudodamas tuos žodžius, o to pačiu tą gilią mintį, tai susitaikai. Susitaikai, kad, jeigu atsitiko kažkas nemalonaus, nieko nepadarysi. Jeigu nusivyliai, tai tada, nereikėjo gal lūkesčių kelti didelių ir, čia gali tęsti ir tęsti. Tai mes to ir pratęsim. Pradėjom nuo knygos pavadinimo Yra kaip yra. Toliau, kas yra ant knygos viršelio, tai kelionė į save, stebėjimai ir auksinės mintys. Kelionė į save. Tadai, kada tu pradėjai kelionę į save? Giliąja prasme, tai patys visi suprantam, kad tam tikroje brandoje, ir čia turbūt eina kalba apie tą brandą, kad tu pradedi pastebėti, kad kelionė į save. Nes bendraja prasme, tai kelionė į save, tai prasideda nuo mūsų to, vadinkim, sąmoningesnio gyvenimo, kai mes jau galime pradėti stebėti save. Tai mano atveju tai atsitiko, ta branda atsitiko pakankamai vėlai, aš manau, tai kokių 40 reikėjo, tai
40 gyvenimo metų, tai pagal mano atradimus tai yra vyro branda, kaip be būtų paradoksaliai, jeigu giliai žvelgiant, tik tada jisai tampa keliauja į save, kitaip sakant. Gerai. Įdomus moterims, palaukit, iš kitos pusės dar gali būti tokiam gilesnėms moterims, jisai gali tik taip būti įdomus, nes visi kiti iki tol, tai moteris turėtų būti atsargios. Gerai, įdomus požiūris ir žinai, link ko aš vedu? Link to, kad iš tiesų truputėlį papasakotum apie save, nes kaip suprantu, iki 40, iki tos savo vadinamos brandos, ką tu dabar pats paminėjai, tai darėjai kažką tai kitą. Ir, pristatyk save truputėlį publikai ir tada kodėl knyga, nes iš tiesų tu gi nesi rašytojas. Taip, teisingai ir pristatydamas galiu pasakyti, kad aš verslininkas ir tų verslų padariau daugybę ir knygos leidimas yra vienas iš tokių projektų. Ir paskutinių projektų, tai ta prasme, kad jisai buvo, toks, ne verslininkiškas, jau nebe pinigų uždirbimui arba ne verslo tikslams skirtas, o tai buvo daugiau jau dalinimasis nuoširdumu, atvirumu ir atradimai savo, kurie turėtų padėti kitiems, nes jie, mano supratimu, yra labai vertingi. Tai visa esmė ir yra, kad jau tame dabartinėme etape, kai jau paleidau tas mintis, tai galiu papasakoti ir istoriją, kad kodėl aš nerašytojas, kodėl, kaip paminėjai, kodėl aš miniu, kad aš nesu rašytojas. Todėl, kad rašytojas, tai pagal tradicinę supratimą rašytojo, tai jisai pasiima, sėda, dirba ties tuo, kad rašo knygą. O ašgi rašiau vertingus pastebėjimus savo, kuriuos aš maniau esant labai reikalingus savo ir reikšmingus savo, vertingus per tą prizmę, kad tai yra atradimai, kurie padėjo man, kurie buvo svarbus ir aš tikiu tikrai, kad iš principo tie atradimai yra svarbus ir visiems kitiem ir kad mes anksčiau ar vėliau per tai pereinam. Tai mažiau brandus, vadinkim, turbūt 40, daugiau brandus, tai aš imu kaip pavyzdį moteris, tai jos vis nuo pat paauglystės anksčiau bręsta, tai manau, kad jos ir brandesnės yra ir tose vėlesnėse metuose. Tai taip ir dėliojasi, kad tas pasidalinimo momentas, kai aš nusprendžiau, kad jau galėčiau dalintis, tai atėjo jau kokių 50, vadinkim, kažkur 50 ir tame dar netgi reikėjo palaikymo, tai redaktorė ir projekto vadovė Ana Trešina buvo tas žmogus, kuris padėjo, sakysim, man apsispręsti, kad galima tai paleisti jau skaitytojui. Gerai, dabar skaitytojai, kurie čia susirinkę, arba tavo gerbėjai, atėję tavęs, tavo charizmos. Ką jie ras šitoj knygoj?
Kiekvienas savo. Kiekvienas savo, bet ar tai yra tavo gyvenimo istorijos, ar tai yra tik tai pastebėjimai ir tavo mintys, kurias tu pats per save perleidęs, kaip tu vadini savo brandos, vyriškos brandos metu norėjai ir rašėjai, ir norėjai, kad tai sugultų į knygą. Tai mane maloniai nustebino tai, kad žmonės, kurie skaitė tą knygą, tai jų atsiliepimai buvo daugeliu atveju tokie bendri, kas jungia, nes ten gali būti įvairių vertinimų. O bendri tai buvo tokie. Man lengva ir paprasta buvo juos skaityti, man tai padėjo, nes aš atpažinau ir savo problemas ten tavo dėstymuose ir iš principo man padėjo tas problemas spręsti. Tai apie ką tu rašai? Trumpai, aš noriu tik tai tave truputėlį įvesti, nes tu pradedi nuo to, kad tu esi baltas lapas. Nieko nežinai ir viskas tau nauja. Pradėk nuo pirmo žingsnio, užkurk variklius kelioniai į save. Mes truputėlį vėliau panagrinėsim, kokias tu temas dėstai, kurios, kaip aš suprantu, tau pačiam buvo labai aktualios ir tu pradedi netgi nuo vaikystės arba lieti vaikystę. Ar tu rašai apie tai, kaip tau sekėsi daryti verslus ir ką tu įžvelgiai? Ar tai yra tiesiog tavo išgyvenimai kaip žmogaus, kaip vyro, kaip esmės, kodėl tu esi šitam gyvenime? Tai manau, kad labai taikliai paminėjai ir paminėjai pakankamai plačiai liesdama, kad o gal tai gali būti štai, o tai gal tai gali būti štai, o tai gal tai gali būti štai, nes aš atkreipiu dėmesį, kad iš principo tai yra iš visur. Tai reiškia, prasideda tos mintis tai nuo tokio, vadinkim, metaforinės, meditacinės, ar ne, kad aš esu švarus lapas ir tas švarus lapas tai iš principo veda link to, kad aš turėčiau visą laiką gyvenime atsiminti, kad esu švarus lapas ir tas man leidžia, vadinkim, pradėti gyvenimą iš naujo, iš dalies. Ir tas gyvenimas tada tampa daug įdomesnį, kai tu jį pradedi, vadinkim, iš naujo. Va. Ir tada eina per paprastus momentus, kurie gali liesti paprastus dalykus, tai santykius su artimaisiais žmonėmis, tai kur gali būti tam tikra, vėlgi, patarimas, o kaipgi ten reikėtų spręsti konfliktą. Tai vienas gali būti momentas, kaip elgtis kilus konfliktui. Tada kitas gali būti, o kaipgi spręsti kažkokią verslo problemą. Ir esmė, kad ten sudėliota taip, kad nenurodyta vis dėlto, kokią čiagi problemą spręsti. Ir tokiu būdu lieka galimybė tada mąstyti pačiam ir atrasti, o kurgi man tai aktualu ir ta problema, kur tai gali būti. Ir per tai veda, kad ta mintis yra nukreipta daugiau ne apie Tadą pasakoti, būtent ne apie Tado patirtis ir taip toliau. Tai reiškia, kur būtų tas jau tradicinis rašytojo darbas, ar ne? O būtent eina kalba apie tai, kad tu pats gali pabandyti suvokti, kur tau tai gali būti naudinga. Naudinga, vertinga. Va. Ir jeigu, kai skaitai, kaip patarimas, jeigu tu skaitai ir tau kyla mintis apie tai, kad, aš šitą mintį galiu panaudoti, tokių gyvenimo atveju, savo gyvenimo atveju,
Tai iš principo taip ir yra, tada ir gali ir naudot. Tu netgi rašai ne turinį, labai įdomi knyga, nes turinio joje nėra, bet yra instrukcija knygos skaitytojui. Atsimeni? Taip. Okay. Šita knyga turi būti padėta matomoje vietoje, kad žvilgtelėjęs prisimintum, turiu skirti laiko sau. Ir man atrodo, kad tai yra labai opi problema šios dienos. Ir aš galvoju, kada va, tarkim, tau pačiam, na dabar tu jau, sakykime, neskiri laiko sau, bet šitame bėgime mes iš tiesų labai mažai skiriame laiko sau. Ir tu manai, kad ta knyga, kur bus padėta matomoj vietoj, vadinsis yra kaip yra, mus tiesiog privers stabtelti ir skirti laiko sau, galbūt kažką atsiversti ir paklausyti, paskaityti, atsiprašau. Tai taip, tu labai gražiai savo klausimu ir tiesi mano mintį, tą, kurią aš dėstau, tai vat, iš principo tai ir reiškia, kad jeigu tos knygos misija tame ir yra, kad vien tik paėmęs tą knygą, ar ne, į ranką ir pradėjęs skaityti nuo instrukcijos, jau prisimeni, ar ne, arba tau primenama, kad tau reikia pasirūpinti savimi, na, kad tikrai svarbu pasirūpinti savimi, nes daugelis iš mūsų, vėlgi, tai atrodo, šitą momentą visi žinome. Ir atrodo, kad kai mums sako, kad pasirūpink savimi, tai na, tiesiog nuvalkiota tiesa, ar ne, sena tiesa. Bet mes turim pagauti save, kad tiesiog mes žinome, tačiau niekada kažkaip savo to netaikome, tų auksinių taisyklių, kurias mes žinome. Na ir šiuo atveju, vat ir šito patarimo, kad skirk dėmesio tau, tai nu, aš einu per savo prizmę. Tai iš principo aš daugelį atvejų pats netaikau. Va, kaip ir kitų tų taisyklių. Bet tai aš įsivaizduoju, kad jas labai sunku taikyti, nes čia tokia kaip afirmacija kiekvienos dienos mes turim prisiminti, ne? Mes automatiškai valomės dantis, net apie tai nepagalvoja, ne? Taip. Bet mes po to pradedam dieną ir mes bėgame, mes tampame labai svarbus kitiems, ne? Ir mes tiesiog pamirštam save ir tą laiką skirti savo, ar tai tu turi omeny? Taip. Tu labai gražiai papildai ir toliau tęsiam tą mintį. Tai va tas ir yra, kad netgi atsimeni, ar ne, va tada gaunasi, jeigu mes pagaunam save, va ką tu gražiai ir dėstai. Tai gaunam patarimą va šitoje atsivertus tą knygą, kad reikia pasirūpinti savimi. Ir dabar stebėkim, kaip viskas vyksta. Tai aš liktai skaitau tą mintį, bent jau man taip atsitinka, ar ne? Ir tuo momentu, tai aš turėčiau pasirūpinti savimi ir pradedu apie tai galvoti. Na ir kas su mumis atsitinka dažniausiai, tai kažkas atėjo iš šalies, na, vadinkim, draugas, ar ne? Ir arba šiuo atveju ateina momentas man pristatyti knygą, kaip pavyzdys šiandien. Na ir aš pamiršau apie save, taip, nes aš vykdau, vadinkim, pareigą, įsipareigojimą, kurį aš turiu padaryti. Ir jeigu jau ir aš turėjau tą tvirtą nuostatą, kad aš turiu pasirūpinti savimi, tai tą nuostatą užsimiršo ir aš vykdau, tam tikras pareigas, vadinkim. Taip, ir viskas, ir aš pasileidau tų vadinamų kasdieninių, rutininių darbų, nuo to, į tą rutininių darbų karuselę įsisuku. Čia būdinga mums kiekvienam, aišku. Taigi. Tu rašai dar tose instrukcijose, kad sunkesniais atvejais atsivers knygą 2 kartus per dieną, pasižymėk mintis, kurios tau pasirodė įdomesnės, svarbesnės arba kurių nesupratai.
Prie kiekvienos mano minties pridėk savo minčių, komentarų. Čia toks kaip ir darbas, tu tokį siūlai kaip ir darbą kartu su savim, ar ne? Tai būtent ir eina apie tai, kad vėlgi kaip išeiti iš to, ar Aušra, jeigu pastebi, kaip gražiai tęsi mintį, tai dabar, kad neatsitiktų taip, kad tu labai greitai nušoki nuo nuostatos, kad pasirūpink savimi. Taip, nes taip mums atsitinka, ar ne? Na, vadinkim, aš tik tai skaitau, kad reikia pasirūpinti savimi, o čia taip pat ateina kažkokios mintis, ką aš turiu vis dėlto padaryti. Mums taip jau gaunasi ir ypatingai žmonėms, kurie turi pasirūpinti šeima, moterims ypatingai šeima, ten kasdieninė buitimi ir tave pagauna jau ta buitis. Tai dabar tas eina tos gilus senas, tos išminčių ir psichologijos jau dabar pagrįstas psichologijos mokslo patarimas, tas vadinamas žurnalo arba savo gyvenimo dienoraščio rašymas, kas veda link to, kad tai yra labai svarbu, atrodo, vėlgi niekam tai nereikalinga, bet kai tu pradedi užsirašinėti tas mintis, tai esmė ir prasideda, kad tu bent jau fiksuoji, tu pradedi pirmus žingsnius to bendravimo su savimi ir ėjimo į save. Gerai, tai tu savo skaitytojai toliau siūlai vadovaukis tvirta nuostata, kad nori ir privalai vykdyti nuolatinį savęs tobulėjimą. Ir tas procesas, kiek jisai yra svarbus, nes, žmonėms atrodo, kad o kogi man čia trūksta, viską lyg ir turiu, vaikus išauklėjau, išleidau, o dar gal ir auklėjau, namai, rūpesčiai, darbai, viso to mes neišvengiame, bet kur šitam nuolatiniam savęs tobulėjimo procesui, ir tikrai aš tavęs klausiu savęs, ne taip, kad aš ten nuėjau į parodą, nes dabar tokia paroda ir taip reikia padaryti. Tai svarbus momentas. O kaipgi tu tai darai? Dabar dar kartą pakartok. Aš dėl to tave ir vedu, kiek mes patys esam svarbus savo, nes iš tiesų yra lengviausia būti svarbiems kitiems. Na tai aš ir bandau vėl dar kartą ir pasikartoti. Tai esmė, kad kai įgyvendini tai, kas yra nurodyta, tai man tai bent atrodė labai vertinga, nes tai, kai padarai tos paprastus žingsnius, ar ne, tai tada tu pradedi, vadinkim, tą savimi rūpinimosi procesą. Ir dabar, jeigu kalbėti apie tą tobulėjimą arba tą naujo gyvenimo pradžią, tai čia tokie, atrodo, meditaciniai dalykai, kurie vėlgi, o kam man čia reikia, kaip ir sakė, aš jau viską ir padariau. Bet esmė, vėl per mano paties patirtį eina, tai man svarbiausia buvo, kad man pasidarė daug įdomiau gyventi, nes jau, kai vykdai tas pareigas, vadinkim, ar ne, ir galvoji, kad aš jau viską padariau, tai esmė, kad tu jautiesi, vienas dalykas pavargęs tada gali būti, jautiesi, kad tau nuobodu, nes tu jau viską patyrei, vadinkim, ir viską padarei, ir tada pamiršti, kad reikia įsivesti į savo gyvenimą tą, labai paprastas triukas, kad aš matau, pažvelgiu į save ir savo aplinką, matydamas, kad aš matau pirmą kartą juos, vadinkim, pirmą kartą, kas tam paprastam gyvenimui suteikia tokio visiškai nepajaustą žavesio. Ir grįžtų pasikartodamas ir tada jisai tampa net nebe toks nuobodus, vienas, jeigu taip jau per neeinant, o iš kitos pusės jisai tampa daug įdomesnis.
Bet tam, kad neatsirastų va tos nuobodybės gyvenime, ne? Ar mums tikrai, dabar jau giliai lenkiu, ar mums tikrai reikalingi tie kiti žmonės, kad mus patvirtintų, ar mes galim ir iš tiesų turim pasistengti atrasti visų pirma save ir eiti per save? Taigi, labai gražiai vedi, nes esmė tai ir viskas prasideda nuo to, kad vėl paprasta taisyklė, kur atrodo, kiekvienas iš mūsų žinom, arba bent jau turėtumėm žinoti, tai kad turi skirti laiko savo. O dabar, eidamas per savo prizmę, aš bandau pasakyti, kad tam, kad skirti laiko savo, tai tu turi rasti laiko būti vienumoje. O būti vienumoje mums yra neįprasta, nes mes taip jau gavosi, kad mes buvom auklėti visą laiką grupėje. Tai prasideda nuo turbūt darželio, gerai, nuo pat pradžių. Šiaip jau, žinai, Žemė yra žmonių planeta, ane? Tai mes vieni be kitų negalime apsieiti, bet kokios būtų tavo įžvalgos, kaip gerai jausti su savim? Tai ir grįžtu dabar, kaip jaustis gerai su savimi, tai tu visų pirma ir turi pradėti žinoti, kad yra tokia vienuma, kurioje tu turi būti, nes jeigu tu būsi joje ir turi rasti laiko ir valios pabūti tenai, nes jeigu tu to nerasi, tai tu ir nepradėsi suprasti, kas tu esi. Visų pirma, tai yra tiesiog būtinybė. Ir tada viskas prasideda link to, kad o aš pradedu tada kvestionuoti tą savo įprastą gyvenimo būdą, kur aš, kaip ir sakau, ir tu paminėjai, ar ne, kad žmogus yra socialinė būtybė ir jisai negali gyventi vienas. Vadinkim, kas yra netiesa, jisai gali gyventi vienas, tai vienas gali. Tada kitas momentas, kuris yra labai svarbus, jisai turi, ir tada baigiu, privalo rasti laiko savo ir būti vienas, nes be to jisai tiesiog ne žmogus, o socialinė būtybė lieka, vadinkim, bet jisai tikrai nepažįsta savęs ir negali tobulėti, vadinkim. Kaip jau suprantat visi, mes jau nagrinėjam Tado knygą, yra kaip yra. Šiandien jūs galite ją įsigyti, bet mes pratęsime tuoj pat toliau, nes aš noriu išprovokuoti jį, kad jis papasakotų apie ką tai. Tai baimė. Bet vienas skyrius yra baimė. Kiek baimės, ar neatsiranda baimės, kada tu lieki su savim? Juk dažnai, daug lengviau būti tarp kitų, tame triukšme, galų gale nuvažiuoti į mišką, irgi labai gerai, nes yra miškas šalia tavęs, dar kažkur tai. Ir toks jausmas, kad žmogus iš tiesų niekur vienas nebūna. Tai baimė vienatvėje. Kiek jos yra? Nebaisu? Baisu. Tai baisu ir vėlgi tada ir tęsiant, tai kaip ta knyga ir dėliojasi, tai tada ir atrandi savo, kad baisu ir tada bent mano patirties atveju tai buvo, kad susiduri su tą baimę ir tu bandai pabėgti nuo jos, nes mes taip tiesiog esame išauklėti, ar ne, kad ta baimė tai mums atrodo tas jausmas, nuo kurio reikėtų bėgti, ar ne? Jeigu aš jaučiu baimės jausmą, tai man reikėtų trauktis. Pabėgti nuo to jausmo, pradėkim, ir tiek nuo jausmo, tiek nuo tų aplinkybių, kur mums atrodo, kad jos kelia mums baimę, ar ne? O pati esmė, tai tada, kai sužinai vis tik tai, kad ta baimė, normalus jausmas, kurį tu turi priimti. Toliau tu rašai. Priimti be baimę, priimti be baimės. Arba kitaip tariant, baimę priimti drąsiai. Drąsiai priimti baimę. Ir dar toliau Tadas rašo, tu esi pasaulis, kurį patiri. Todėl gali gyventi
taip, kaip nori. Ar tikrai tu gali gyventi taip, kaip nori? Nu, vat aš dabar žinai, ką lenkiu į tą, kas yra mumyse įskiepinta ir vadinama ego, jeigu tu pasakai kam nors. Aš dabar gyvensiu, kaip aš noriu, ane? Ir tarp to vidinio savo pasakymo, aš gyvenu, kaip aš noriu. Taip. Tai dabar klausimas, ar kaip gyventi taip, kaip aš noriu, teisingai suprantu? Ne, aš tai gyvenu taip, kaip aš noriu, bet kaip kitą kartą išvengti tos kaltės jausmo, to tokio aplinkos požiūrio, juk mes esam vėl, mes grįžtam prie to paties, Žemė yra žmonių planeta. Na taip, tai mes ir sukamės tame, vadinkim, rate, kuris yra labai svarbus ir tada tie visi dalykai ir yra susiję. Tai kaip tai padaryti, tai ir kartojamės. Tai kai tada žinai, kad tu turi būti vienumoje, tada ta vienuma, ėjimas į vienumą sukelia baimę. Tada tu žinai, kad ta baimė turi nugalėti, kad ta baimė nėra baisi, vadinkim, jeigu niekas tavęs nepuola. Tai tada tu tiesiog išmoksti priimti tą baimę. Ir, tokiu būdu ir keliauji į priekį. Priimdamas tos dalykus, kurie mums atrodo atmestini, ar ne? Jeigu teisingai mane, jeigu supranti, nuo kurių mes turėtume, tiesiog pasitraukti. Va. Bet yra juk taip, kad mes prisigalvojame minčių, mes labai puikūs prisigalvotojai esam. Taip. Visokių. Kaltės, nesantaikos, nors atrodo, kad viskas lyg ir gerai, ane? Taip. Ir kaip neprisigalvoti skausmo, kančios, kaltės jausmo, kaip neprisigalvoti tų minčių. Esu aš su tavimi, ne? Ir tos mintys šaudo mano galvoje, kaip nežinau kas. Belenkiek jų per dieną prašauna. Ir kaip jas suvaldyti? Taip, tai ir toliau keliauji tuo ratu, vadinkim to svarbiuoju ratu, kai tu klausi tos klausimus vieną po kito, kaipgi padaryti tos paprastus dalykus. Tai kaip aš suprantu, tu kalbėjai apie minčių valdymą. Tai, tiesiog, žiūrėk, sėdi paprasti žmonės, ne? Mesgi visi esam paprasti žmonės. Ir staiga atrodo, gerai, aš tikrai gyvenu taip, kaip aš noriu. Aš tau duosiu pavyzdį, gal iš savo gyvenimo. Gyvenu aš kaip noriu. Bet kažkur, kažkam, giminiai, artimam rate atrodo, kad ne taip yra ir tu kažko negali daryti vien dėl to, kad blemba, ne taip jie pagalvos. Ir tada prisigalvoji, ir tada pradeda nerimas apima, ir tada baimė, ir tada nepatogu. Kaip atsiriboti nuo viso šito, jaučiantis gerai, ir aukštai iškelus galvą pasakyti, gyvenu savo gyvenimą. Tai visų pirma žinoti, tą momentą vėl, kur tu paminėjai, kad tai reikia žinoti. Tai vis tik tai reikia žinoti, kad mūsų mintis tai nesame mes patys. Ar ne? Ir tai labai nėra norėjau, kad iš tą pasakytum. Mūsų išraiška. Kad mintis šiuo atveju mums reikia pradėti suvokti ir domėtis ir pradėti suvokti, kad reikia atskirti save nuo minčių. Va. Ir tada, kai suvoki per tą prizmę eini, kad atskiri save nuo savo minčių, tai tada tu tas mintis pradedi stebėti ir tu suvoki, kad kaip pavyzdys, tai kur tu pasakojai, aš kažko nepadarau giminaičiams ir tada jau prasideda negatyvios mintis, ir tada eina gilin ir gilin, ar ne? O šitoje vietoje tiesiog tu, jeigu žinai šitą taisyklę, apie kurią tu paminėjai, tai tada
aš jas pastebėjau ir tada aš nuo jų nueinu, nes aš suprantu, kad tai yra tiesiog mintis ir einu tada toliau per savo žinojimą, kuris yra labai svarbus. Tai eidamas per žinojimą, aš žinau, kad aš turiu visų pirma pasirūpinti savimi. Ar ne? Čia kaip eina kalba, kodėl visų pirma turiu pasirūpinti savimi, tai per tą pavyzdį, kur kai mes skrendame lėktuvu, mumsgi būna pranešama, kad pirmiausia reikia užsidėti deguonies kaukę kažkam atsitikus savo, o po to uždėti vaikui. Tai esmė juk ir eina kalba apie tai, kad čia giliai paslėpta ta didžioji prasmė, kad jeigu tu nesugebi pasirūpinti savimi, na kaip pavyzdys, nesugebi, vadinkim, suvaldyti savo minčių, tai na, tu nelabai pajėgus ir pasirūpinti savo ten tą artimąją aplinką, giminėmis arba dar ko nors. Tai tu tiesiog galvoji, kad tu gali pasirūpinti, ar ne? Tavo mintis sukasi, kad tau reikia pasirūpinti ir kad tu gali pasirūpinti, o iš esmės tai tu negali. Va. Ir tu tada sakai, kad tikras gyvenimas yra ramus stebėjimas to, kas vyksta viduje ir išorėje. Na tai taip ir sakau, nes tada ir priartėjau vėl prie to. Tai mano tavo apibendrinimas, tai man tas buvo labai svarbus atradimas. Tiek šitas, super, tiek ir visi kiti, apie kuriuos mes čia kalbėjom. Tai esmė, kad, na, atrodo, kas čia tokio, čia nieko tokio ypatingo. Taip. O esmė tai, ką mes dėstame ir žingsnelis po žingsnelio žengėme nuo vieno prie kito, nuo antro prie trečio, nuo trečio prie ketvirto. Ir visa tai, ta visa visuma susijungia į tokį tą gyvenimo, mūsų gyvenimo ratą, ar ne, kuriame tada tas gyvenimas pradeda suktis, na vadinkim, na kitaip, sėkmingiau, geriau, laimingiau. Ir visa esmė yra įdomiau. Ir... Gerai. Dabar čia sustokim, nes aš kaip tik labai gražiai užvažiavom į tą temą, kad Tadas iš tiesų yra labai sėkmingas verslininkas, tiems visiems, kurie čia dabar atėjo ir prisijungė. Sėkmingas ir dabar jisai savo knygoje rašo, kad pasaulyje yra labai daug nelaimingų, kenčiančių žmonių. Tai aš suprantu, kad kartais net ir sėkmingas žmogus gali būti kenčiantis, ne? Tai vat sėkmė ir laimė. Tu šitoj knygoje skiri labai daug dėmesio būtent tam. Ar tai susiję dalykai? Ir kiek tai susiję, jeigu susiję? Tai vėlgi atkreipiu dėmesį, kad jie yra susiję, bet labai keistai susiję, nes esmė, kad tu gali būti sėkmingas, tačiau tuo pačiu tu gali būti nelaimingas. Ir visa esmė ir viskas prasideda nuo to, kad tu tiesiog nežinai, kas tai yra laimė. Mes dauguma iš mūsų tiesiog nežinome, kas yra laimė. Va, ir tada, kai tu nežinai, kas yra laimė, tada tu prisigalvoji, na ir tas mintis tada sukasi apie ką, kad o aš nežinau, kas yra laimė ir kadangi aš nežinau, tai ten velnias žino, kas ten tau atrodo ta laimė. O pati esmė vėlgi slypi tame, kad jeigu tu pradedi domėtis šitais dalykais, tai tada tu suvoki, kad jeigu nieko blogo su tavimi nevyksta dabartinėme etape, va, tai tau reikėtų pripažinti, kad tu esi laimingas. Va, ir labai paprasta taisyklė, bet jinai labai svarbi. Vat kaip mes čia sėdime ir atkreipiu vėlgi dėmesį, jeigu jūs galvojate, kad jūs dabartinėme etape nesate laimingi, tai aš atkreipiu dėmesį, kad būtent va šita būsena, kai mes kalbame apie tai, kaip būti laimingu, nagrinėjame, kaip tobulėti ir kaip geriau gyventi, tai vat, šito momentu ypatingai mes esame toje, vadinkim, laimės būsenoje. Na ir tada pagauni vat tokį momentą, kai žinai ir užfiksuoji, kad vat būtent va šita savijauta, kurią aš turiu savyje, vat dabar, jeigu jau galima vadinti, kad aš esu joje laimingas,
na tai tada viskas supaprastėja, gerokai supaprastėja ir man nebereikia ten laimėti aukso puodo, kaip kad atrodo aukso puodo. Neblogai būtų. Tam, kad, nu neblogai būtų, bet tada aš bandau pasakyti, kur tu lėti, tai yra paradoksas, kad jeigu tu daleidai savo tokią mintį, kad neblogai būtų ir tada aš būsiu laiminga, tai tada reiškia, na, tu susikuri lūkestį, kuriame tau atrodo, pradeda atrodyti, jeigu mes imkim kaip pavyzdį, tau pradeda atrodyti, na, kad aš nesu pakankamai laiminga. Ir tada, kai aš laimėsiu tą aukso puodą, arba ten nusipirksiu nerealų namą kažkokioje nerealioje šalyje, kurios... Bet tai nesuteikia laimės, tu tą nori pasakyti. Na, tai būtent aš apie tai ir sakau, ne tai, kad tai nesuteikia laimės, suteikia, bet tada aš esu dar laimingesnis ir aš išeinu iš tos pozicijos, kad dabar aš esu laimingas, reikia tai žinoti. Ir tada jeigu dar kažkas atsitiks, kas, na, man tą laimę padidina, tai aš tik tai suvokiu, kad aš esu dar laimingesnis, na vadinkim, dar laimingesnis, bet gink Dieve, neina kalba apie tai, kad aš esu nelaimingas. Gerai, mes galim čia tęsti iki ryto, bet vis tiek yra skirtas laikas ir aš vis tiek noriu remtis tai žodžiais, kurie yra tavo knygoje. Nesvarbu, ką jau esi pasiekęs, atmink, kad tavo dabartinis suvokimas yra laikinas. Šituo sakiniu tu turi omeny būtent tai, kad jeigu tu esi pasiruošęs viską prarasti, nes laikinumas ir yra būtent tai, kad mes taiga galime likti be nieko ir vis tiek jaustis laimingais kada? Tada, kada jaučiamės laimingais, tai vėl grįžtu prie to paties ir labai paprasta, jeigu aš jaučiuosi dabar laimingas, tai tai, ką aš turiu, šitą tą suvokimą, žinojimą, kaip tą laimę pasiekti, tai iš principo iš manęs jos niekas atimti negali. Aš galiu prarasti viską, na tai tam materialiasias vertybės, tačiau jeigu aš... Niekas iš tavęs neatims tavęs. Neatims tavęs, visų pirma, jeigu tu pažįsti save, neatims laimės ir neatims iš tavęs sugebėjimo gyventi įdomų gyvenimą ir vadinkim, jeigu tu ir praradai kažką, tai vėl susigrąžinti tą patį, o gal ir daugiau, o gal ir geriau. Taigi, ugnis įsižiebė nuo kibirkšties, žmogaus veikla nuo energijos impulso širdyje, o pokyčiai prasideda nuo pirmo sąmoningo žingsnio. Ši knyga suteiks jums impulsą gilintis į save ir pradėti išties laimingą gyvenimą. Nieko daugiau nėra negu tai, kas yra. Yra kaip yra, Tadas Karosas, knygą galite įsigyti čia ir gauti autoriaus parašą. Ačiū tau, Tadai, smagu buvo dar kartą pakeliauti su tavim, visada su tavim gera. Perskaitykite jo mintis, perskaitykite apie tai, ką jisai rašo, apie savo potyrius, iš tiesų labai rekomenduoju. Ačiū, Aušra, tau, nes uždavinėti gerus klausimus, tai yra didžioji svarbiausiai dalis, vėlgi, nes visas mūsų bendravimas prasideda nuo gerų klausimų, tai tikrai klausimai buvo geri ir jeigu mums kartu su Aušra pavyko padėti kažkam tai suprasti giliau, na, kaip gyventi laimingai, tai mes tokie pažygiavę per gyvenimą būdų, pažygiavę kaip reikiant su įvairiais potyriais. Aš dar savo knygos neturiu, bet manau, kad greitai. Ką pamiršau pasakyti, kad žmonės, kuriems įdomu ir turi laiko ir nori būti bendrystėje, mes kiekvieną trečiadienį 19 valandą renkamės Yra kaip yra klube
ten kiekvienas iš mūsų gali kalbėti apie savo patirtis, dalintis įžvalgom ir tai būna labai, labai gera, nes ten niekas nieko nekomentuoja, mes tiesiog tęsiam, kalbam apie savo išgyvenimus, tęsiam vienas kito pradėtas mintis. Tai labai, labai kviečiu, sekite mus Facebook'e, Tadas Karosas turi savo asmeninę paskyrą ir tada yra, kaip yra klubas, irgi turi savo asmeninę paskyrą, kur mes pranešame, kur renkamės ir kokia tema kalbėsime. Tai laukiame jūsų trečiadieniais, dabar Tadas pasirašinės knygą. Ačiū labai. Ir prie Aušros dar papildau Aušrą, kad iš principo ten nebūtina keliauti ar ne į tą klubą, nes mes bandom įgyvendinti vis dėlto tą naują, kol kas dar naują formatą, bet tokį pakankamai unikalų, tai eina tą tiesioginę transliaciją, tas vadinamas streamas. Ir galima pamatyti būtent savo kompiuteryje, tai labai paprastai, jeigu tiesiog randi laiko ir jeigu tai yra įdomu. Ir atkreipiu dėmesį, kad dar mes mokomės streaminti, kad kaip ir viskas, ką mes darome, yra naujo ir bandom pereiti per tą drąsą, tai kartais nepavyksta tas streaminimas, tai gaunasi garsas. Aš čia tave dabar nutrauksiu, tu nepasako, kas mums gaunas ir nesigauna. Aš vis tiek kviečiu į tą gyvą bendravimą, nes tie visi streamai, prisijunkit prie kompiuterio. Viskas, liko jau labai mažai mūsų gyvo bendravimo, ateikit trečiadieniais, viskas. O tu gali savo streaminti, jeigu nori. Na gerai. Gerai. Aš sėdėsiu klube ir kalbėsiu su jumis. Tai gerai. Tai tada aš pastreaminsiu, o tu jau pakalbėk. Na tai va su ta humoro gaidelė, ačiū visiems, kurie klauso mūsų ir aš atkreipiu dėmesį. Manau, kad ir čia, jeigu mes nestreaminame, tai mes šitą įrašą patalpinsim tose paskyrose, aš manau, ir tada, kaip ir knyga pasidalinti, ar ne? Ačiū, kad dalyvavote, nes išgirdote gyvai. Streamus pamatys kiti žmonės, gerai? Gerai, taip, gerai. Gerai, ir dar kartą kviečiu, kas norit įsigyti knygą Yra kaip yra. Linkėdama visiems labai gražaus likusio sekmadienio ir puikios savaitės pradžios. Ačiū Jums. Laimingai, ačiū.